principą, kad Lietuvos aeroklubo nariais gali būti ne tik sportinės federacijos, kaip yra dabar, bet ir kiti juridiniai ir fiziniai su aviacinė veikla susiję asmenys. Nuimam tą visą galą ir kiti, kol kas užteks to žodžio tikrai. Gerai, ir kiti su aviacinė veikla susiję asmenys. Nu, asmenys ar ne asmenys. Toks yra teisinis terminas. Tai neįstatų klausimas, tai yra tolimesnio Lietuvos aeroklubo kelio klausimas. Tai dar kartą, jau vieną kartą paskelbus balsavimą nubraukinėti tiesiog jau negražu. Atsiprašau, prezidentė, bet paskelbus balsavimą jūs pakėlėt ranką, tai jau tikrai taip negalima. Dar kartą kviečiu visus balsuoti. Tėvų pasisako. Jis gal čia balsavo už? Ką darom? Balsuojam. Kas už tai, kad būtų rengiami įstatai, kurie numatytų, kad Lietuvos aeroklubo nariai yra ne tik sportinės federacijos, bet ir kiti juridiniai ir fiziniai asmenys susiję savo veiklą su aviacija. Prašom balsuoti. Aš turiu balsavus teisę balsuoti ar ne? Tai balsuoju. Ir jeigu bus lygiai, jeigu bus vilnius, Jūs nemanote, kad negali balsuoti. Jūs irgi nemanote. Aš atstovauju savo federaciją. Kas prieš? Taip, ačiū. Tai Igoris, skelbk rezultatus. Tai susilaikė? Ai, kas susilaikė, atsiprašau? Nu ką daryti? 5, prieš buvo 5 ir susilaikė 20, atsiprašau, 19. Ačiū. Ačiū. Drįstu manyti, kad žengėmės tik istorinį žingsnį Lietuvos aeroklubo istorijoje. Aišku, tai parodys tik laikas ir tik visų mūsų